mes šiandien turime labai didelį iššūkį valstybėje dėl žmonių nuomonės. Žmonės pasisakė vieno ar kito aspekto, priskiriami tam tikrai grupiai, juos siūloma žudyti, naikinti, kviesti čia ateivius iš kitų valstybių tam, kad jie susitvarkytų su tais žmonėmis, kurie neįtiko vieno ar kitų savo pasisakymą arba savo požiūrį į tam tikrus politinius procesus ir panašiai. Taigi, iš esmės mes kalbam apie tai, kad kuriama konstitucija buvo visiškai kito pobūdžio, negu šiandien norima padaryti. Mes prisimenam ir tai, kad toje konstitucijoje buvo labai gerai subalansuotas valdžių pasiskirstimas. Ir tokie invaziniai kišimasi į konstitucijos, kad ir iš mano baudžiamos justicijos srities, kai mes 118 straipsnį prisimenam ir buvo pakeistas, išeliminuotas tardytojas, buvo padarytas prokuroras šeimininkas byloje, lyg tai buvo gerai, bet iš esmės šita vakarietiška tradicija visiškai sujaukia mūsų mentaliteto santykius, kad negali būti tiesiogiai kriminalinės informacijos duomenys perkeliami į baudžiamąją bylą prokuroro pavidalo arba galiomis. Iš esmės mes visada turėjome tokią tarpinę, kur filtravo pažymų įvairią informaciją, kuri buvo prilyginami prie vienos bobutės pasakymų, kurios tu nepatikrinsi, kurios tu negali pateikti viešam teismo posėdžiui ir panašiai. O šiandien mes štai šitų pažymų teisę perkeliam į viešąjį baudžiamąjį procesą, neturėdami apskritai jokių teisių kvestionuoti arba patikrinti. Ir šiandien šitos sistemos įkaitais tapo patys teisėjai ir jie negali priimti kito sprendimo. Va čia ir yra bėda. Bėda su universaliu policininkų padarymu, ką mes padarėm, kad šiandien mes degraduojame su policijos mokslu, su policininkų pasirengimu apskritai atlikti kvalifikuotą ikiteisminį tyrimą, jau nekalbant paprastų nusikaltimų tyrimo, kai iškyla klausimas dėl kvalifikuoto ekonominių nusikaltimų, korupcinių nusikaltimų, nesugebėjimas šituose nusikaltimuose tvarkytis. Taigi tai yra ištakos štai šitų visų problemų, yra konstituciniai reguliavimai. Ir kai mes šiandien kalbam apie konstitucinio teismo poveikį apskritai visai konstituciniai jurisprudencijai ir mūsų teisėm ir laisvėm, tai, kaip be būtų gaila, mes galim prisiminti, kad Jožio Žilio konstitucinio teismo darbo laiku mes nekalbėjome apie dvasias. Mes visgi kalbėjome apie tam tikrus principus, kuriuos įtvirtino tauta priimdama 92 metais spalio 25 dieną konstituciją.